Sveiki visi. Šiandien aš jums parodysiu, ką aš šiam sezonui pasirašiau. Tai ką, pradedam, nieko nelaukiam. Ir pradedam. Tai ką, svarbiausia reikėjo, aišku, žirkliukų. Kaipgi, kad reikėtų lydekom iškabinti, kad pas neįsivarytum į pirštą. Tai ką, išpakuojam? Sekundėlę palaukit. Arba minutėlę. Einu pasiimt žirklės ir tak. Eina. O Jėzu, čia bulvės, man atrodo. Na gerai, bulvykės daro, mėsikės daro. Nešame žirkliukus. Ką, atsinešim žirklės ir ką? Nelaukiam ir atidarom. Kirpam. Ir be to norėjau pasakyti, kad mano buvo gimtadienis ir va, mano gimtadienis buvo ir aš iš tėvų gavau dovanų kuponą. 50 euriukų ir viskas. Dabar čia klausimas, kaip čia reikia. Kažkaip čia. Palaukit, tai spręsim viską. Nei taip. Paskui jums parodysiu. Dabar pradėsim nuo vobleriukų. Tai aišku, norėčiau parodyti, kokį nusipirkau už va tokį vobleriuką. Toks gražus, už 7 eurus. Kirpam ir nelaukiam nieko. Kirpam. Eik tu savo, koks žinokit geras. Jeigu aš būčiau lydeka, tai aš, o Jėzu, nepatikėsit, kaip atskropčiau. Ei. Atsiprašau, žinokit, žiūrovai. Neįjungiau. Čia mano jau kaltė, žinokit. Neįjungiu mikrofoną. O Jėzu, to eduk. Nieko tokio. Tas vobleriukas neria 2 metrus. 2 metrus. Vobleriukas 7 centimetrų. O šitą, kur pakuosiu, irgi bus 2 centimetrų. Kokių dar centimetrų? Metrų. Ką, atpakuojam irgi. Štai toks mūsų vobleriukas. Gražus. Parašykite į komentarus, ant kokio vobleriuko pirmą užkibs lydeka ar ešeriukas. Parašykit. Čia pirmas bus, o čia antras. Jums parodysiu, ką aš... Ai, kabliukas. Ir aš dabar jums parodysiu, ką aš nusipirkau upėtakiukams, ten šapaliukams, žinot, ten upelėse. Tai ką, įsitraukiam. Va, pradėsim nuo gražiausio. Tai va, toks, čia blizgė, taip blizgė. Tokia blizgė, stipriai priklijuota. Žiūrėkit. Vadinai, aš jums turėjau parodyti ir iškart lengvai. Tai ką, pažiūrim, kas čia per blizgutę. Taškiukai tokie upėtakiuko. Ir ką, dabar parodysim, kiek čia sveria. Čia palaukit. Čia sveria 2,5, tai būtų gramų. Tai būtų 2,5 gramų. Ir čia iš tos pačios parduotuvės Spinmed. Tai ką, judam prie kito. Tokį ryškų, tokį ryškų. Taip, tikrai atspėt, žalia. Blizgė. Taip va, šviečia. Eik tu savo, kaip žinokit, čia gražiai šviečia. Kaip gerai, kad tokią nusipirkau. Čia va, žiūrėk, spindi. Čia dar, eik tu savo.
Nu, šiais metais mes prigaudysim ant šitos tiek upėtakiukų, tiek šapaliukų. Ojojoj. Kol kas esu labai patenkintas. Taip, patenkintas labai. Jūs jau pamatėt. Tai ką? Štai va. Tokį dar turim. Paskutinę turim blizgę. Gražiai išimkime. Wow. Magic. Taip pat. O kita pusė. Taip. Balta, 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 juoda. Mūsų Ai. Atsargiai su kabliukais. Jo. Atsargiai su kabliukais, nes jau ką tik įsikabinau pirštą. Šitą pirštą. Dabar padėjau ant saulės, tai čia skirias gramai. Čia žiūrėkit 3,5 gramo. O čia šitie 2,5. Keista. Tai aš dar nusipirkau 2 pavadėlius. 2 pavadėliai man kainavo euras. Sakyčiau, nebrangiai. Aš jau dabar matau, kad tokie. Tvirtus. Ir ką aš norėjau labiausiai jums parodyti, tai aš dar tokio dalyko niekada nesu turėjęs. Tai būtų. Tai aišku. Aš nusipirkau. Kaip jis? Keselis, ne keselis. Ai, graibštą nusipirkau. Aš nesu turėjęs graibšto gyvenime. Tai šiaip galima sakyti, toj parduotuviai, gan kiti dalykai brangus, bet šitas keselis, koks dar keselis? Žodžiu, jis kainavo 10 eurų, tik 10 eurų. Suprantat, čia taip gerai. Tai ką, žiūrėkit, čia stipriai reikia nulenkti į apačią. Nulenkiu. Lenkis, alio. Tu gali lenktis. Davai, lenkis. Va, pagaliau. Viskas užsifiksuoja. Ir va. Žinokit, šitas toks ilgas yra. Ir tik 10 eurų. Tik 10 eurų. Eik tu savo. Labai gerai. Pagavau. Eik tu savo. Pagavau. Tėti, žiūrėk, lydeką traukiu. Pagavau. Viskas, turim lydeką ir labai paprasta. Siūlyčiau visiems nusipirkti tokias žirklės žuvim. Nes aišku, nemalonu kišti ten lydekui į burną pirštą. Žinot, gali įsidurti ten kraujas, patys žinot. Tai va, tai šiandien aš jums nufilmavau, ką aš pasiruošiau savo sezonui. Tai ką, iki kito karto, ate!